Garbės Kristui, brangus Šiluvos piligrimai, brangieji Marijos radijo klausytojai, internetinio puslapio stebėtojai. Pradėsime šios rugpjūčio 13 dienos katechezę. Šiandien norėčiau pašnekėti daugiau apie žolinės atlaidus mergelės Marijos gimimo, mergelės Marijos įėjimo į dangų iškilmę. Tie didieji atlaidai jau yra pamažu švenčiami, tiek Krekenavoj, Pivašiūnuose, po poros dienų daugumos Lietuvos kaimų parapijose taip pat bus švenčiami mergelės Marijos įėjimo į dangų atlaidai. Tik norėčiau pašnekėti būtent apie tai, iš kur kilusi ši šventė, kaip formavusi jos tas tikėjimo tiesa dogma. Nekaltoji Dievo motina, visuomet mergelė Marija, baigusi savo žemiškąjį gyvenimą, buvo su kūnu ir siela paimta į dangų. Taip skelbė popiežius Pijus XII 1950 m. lapkričio 1 dieną apaštalinėje konstitucijoje. Ir būtent tokia yra rugpjūčio 15 dieną švenčiamos liturginės iškilmės šerdis. Kokia šios iškilmės prasmė, kam jos reikia, ką jinai mums šiandien sako. Iš šios klausimus galima sakyti taip, kad viena jį išplečia suvokimą apie mergelės Marijos vaidmenį Dievo išganimo plane, dėl kurio nuo pirmųjų amžių ji gerbiama kaip Dievo motina ir dėl kurio 1854 metais Katalikų bažnyčiai jai pripažintas nekaltai pradėtosios titulas. Šiuo titulu išreiškiamas tvirtas įsitikinimas, jog Marijai gimusiai iš Joakimo ir Onos Dievas suteikė ypatingą privilegiją. Ji nebuvo paliesta gimtosios nuodėmės, būklės, dėl kurios mes esame linkę į blogus veiksmus, nepaisant to, kad pakenkėme savo patiems ir savo santykiams su artimu ar su Dievu. Dangun ėmimo tikėjimo tiesa, dogma, tarsi papildo Dievo motinos paveikslą. Tačiau mergelė Marijai šios skirtos šventės, šių švenčių doktrininis ir teologinis turinys skirtas ne vien jai pagerbti ir jos išskirtiniam vaidmeniui išryškinti. Didelė jo dalis apreiškia tai, kas pažadėta yra kiekvienam. Pirmoji viešpaties mokinė jau džiaugiasi tą palaimą, kuri skirta ir kitiems mokiniams bei Dievo ieškantiems. Marijos paėmimas į dangų yra tarsi užtikrinimas, jog visi būsime su kūnu ir siela prikelti iš numirusiųjų, kad džiaugtumėmės Dievo, kuris yra meilė amžinu artumu. Kaip sako Vatikano antrojo susirinkimo konstitucija Sacramentum Concilium, bažnyčia su ypatinga meilė pagerbė palaimintą Dievo motiną Mariją, neatsiejamai sujungta su jo sūnaus išganomąja veikla. Nuostabos apimta bažnyčia aukština ją kaip gražiausia atpirkimo vaisių. Marijoje kaip tobulame paveiksle bažnyčia džiaugiasi, bažnyčia džiaugsmingai mato tai, kuo trokšta ir tikisi pati būti. Svarbu dar yra paminėti, kad skirtingai negalima spėti iš tikėjimo tiesos paskelbimo prieš 70 metų. Toks tikėjimas Marijos paėmimu į dangų yra labai senas, siekiantis pirmosius krikščionių bendruomenių amžius, o pakartotas kai kurių praeities teologų, didžių teologų. Naujajame testamente mes tikrai nerasime tiesioginio ėmimo į dangų pagrindimo. Tačiau yra eilučių, kurios jie sugretinus tokį įsitikinimą mums maitina. Kad, kaip sako apaštalas Paulius pirmajame laiške Korintiečiams,
Kristaus prisikėlimas ir atpirkimo darbas yra pergalė prieš mirtį, kuri leis mūsų gendantiems kūnams apsivilkti negendamybę, mariems kūnams nemarybę. Nuo pat pirmųjų amžių plito įtikėjimas, kad Marijos, kuri yra malonės pilnoji, kūnas nesugedo, bet iš karto buvo apvilktas nemarumu. Ko gero ankstyviausia pasakojimą priklausanti apokrifiniai literatūrai apie Marijos paėmimą į dangų po mirties paliko antrojo amžiaus autorius Leucijus Čerinas. Anot jo viešpats Marijos sielą patikėjo arkangelui Mykolui, o kūną Petrui ir kitiems apaštalams. Tačiau po 3 dienų jos kūnas vėl buvo sujungtas ir su siela ir paimtas angelų. 4-6 amžiais tokio pobūdžio pasakojimai buvo jau gana paplitę, papildyti įvairiausiamis detalėmis. Žinoma, šventąjį raštą išmanę tuometiniai ganytojai ir teologai puikiai suprato, kad didelė jų dalis nėra autentiški pasakojimai, bet tik žmonių vaizduotės vaisius. Tačiau ne vienas vakaruose ir rytuose pritarė svarbiausiai nuojautai, kad mergelės Marijos žemiško gyvenimo pabaiga turėjo būti jau visai kitokia. Tai užmigimas, lotyniškas žodis dormicijo, ir perėjimas, lotyniškas žodis transicijo, į kitą būseną. Mergelė Marija buvo paimta į Dievo šlovę. Dogma yra tiesa, tai yra kuria neklaidingas bažnyčios magisteriumas. Bažnyčios mokymas tiesiog jį patikė mums kaip tikėti kaip dieviškojo apreiškimo dalyką. Dogma tai tik paaiškina tai, kas yra tikėjimo lobyne. Tikėjimo lobynas užsivėrė mirus paskutiniajam apaštalui. Taip elgdamasi bažnyčia vadovaujasi vidiniu jos mokymo vystymosi keliu. Šį mokymą įkvėpia ir jam vadovauja šventoji dvasia, idant maitintų ir vestų bažnyčios kaimenę į tas amžinąsias ganyklas. Kai šventoji bažnyčia skelbia tikėjimo tiesą, tokia kaip Marijos ėmimas į dangų, ji aiškiai išdėsto tai, ko krikščionis tikėjimo saugantis apreiškimo lobyną visada numanomai tikėjo. Tai reiškia, kad ankstyvieji krikščionys, kurie tikėjo mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus dieviškumu, taip pat neaiškiai, bet objektyviai tikėjo ėmimo į dangų tiesą, nors tiksliai jos ir nežinojo. Tiek ankstyviai krikščionys, tiek tada, kai popiežius Pijus XII paskelbė tą tikėjimo tiesą, būtent praturtino Romos popiežiaus neklaidingas paaiškinimas. Popiežius Pijus paskelbė šią tikėjimo tiesą, objektyviai sustiprino tikėjimą ir padidino tikrai pamaldumą švenčiausiai mergeliai Marijai. Bet to popiežiaus paskelbimas paskatino katalikus šią tiesą, esančią tikėjimo lobyne, laikyti tikrų palaiminimų iš dangaus, tarsi čia pat Dievas būtų mums prakalbėjęs. Dievo motinos užmigimas arba mirtis, pasakojimai, kaip sakiau, jau buvo užrašyti maždaug 2 amžiuje, kol nusistovėjusios formos įgyja jau 4 amžiuje. Šios apokrifinės tradicijos labai išplitusios ir įvairios, tačiau jas vienė bendras pasakojimas, kad Marija prieš mirtį susikviečia apaštalus, kurie atvyksta į skirtingų šalių ir jiems praneša, kad netrukus įmirsianti. Mirties valandą pasirodo Kristus su angelais, paima Marijos sielą, kuri vaizduojama kaip mažo vaiko pavidalu. Tuomet apaštalai pagarbiai palaidoja Marijos kūną ir budi prie kapo. Po 3 dienų viešpats prikelia Marijos kūną ir nuneša ją į rojų.
visos apokrifinės istorijos sutartinai kalba apie Marijos mirtį ir jos kūno prikelimą. Nors bažnyčia niekuomet nepripažino apokrifinių istorijų, tačiau jos padarė įtaką liaudiškam pamaldumui ir liturginėms praktikoms. 5 amžiaus rytų bažnyčiai išplitusi šventė, mininti Marijos mirtį ir jos išaukštinimą danguje, buvo pavadinta Marijos užmigimu, taip nurodant, kad Marijos mirtis buvo daugiau kaip saldus miegas. Pirmasis iš bažnyčios rašytojų, šventasis Epifanijus Salamietis, maždaug 377 metais savo raštuose nagrinėjo Marijos pomirtinio likimo klausimą. Jo parašytame laiške, smerkiančiame įvairias erezijas, jisai pasakoja apie antidekamoraninius, kurie neigia Marijos mergystę ir teigia, kad po Jėzaus motina Marija turėjo ir kitų vaikų. Šiame kontekste šventasis Epifanijus jau plačiau kalba apie Marijos likimą, kad mergelė Marija galbūt mirė ir buvo palaidota, jos užmėgimas buvo garbingas, o mirtis tyra. Jos vainikas buvo mergystė. Tik vėliau 7-8 amžiuje rytų bažnyčios tėvai įtvirtino Marijos užmėgimo naratyvą, kuris nors ir rėmėsi apokrifiniais šaltiniais, tačiau buvo teologiškai apmąstytas ir pagrįstas. Liturginis Marijos paėmimo į dangus slėpinys vakaruose pirmiausia gimė Galijos bažnyčių 6 amžiuje, o apie 7 amžių pasiekė ir Romos bažnyčia. Prieš oficialiai paskelbdamas Marijos ėmimo į dangų tikėjimo tiesą, popiežius Pijus XII inicijavo viso pasaulio katalikų apklausą ir konsultavosi su tikinčiaisiais, kad įsitikintų, jog jie pritarė tokiam mokymui. Atsakas buvo daugiau nei pozityvus. Ta lėmė ir tai, kad, kaip minėjau, ši dogma buvo giliai įsišaknijusi jau bažnyčios istorijoje, tradicijoje. Pirmiausia, galime pažvelgti tai iš Biblijos, kuri griežtai atmeta sielos ir kūno dualizmą. Graikų filosofijoje išganimas paprastai suprantamas kaip sielos įsigelbėjimas iš kūno kalėjimo. Kad mes gerai suprastume šį požiūrį, galime paskaityti Platono Faidoną, dialogą, kuriame Sokratas įtikinėja savo draugą neliūdėti dėl būsimos mirties, bet joje matyti ilgai laukti įsigelbėjimą. Ši filosofija nieko bendra neturi su bibliniu supratimu, kuris išganimo vadina ne sielos atsiskirimą nuo kūno, bet viso asmens perkeitimą. Du galimi šio persmelkiančio požiūrio pavyzdžiai būtų Apreiškimo Jonui knyga ir 2 Petro laiškas, kur kalba ne apie pabėgimą iš šio pasaulio, bet apie naują dangų ir naują žemę. Marijos į dangų ėmimo tikėjimo tiesa kalba apie šios pirmosios Jėzaus mokinės išganimą, kad nedalomas Marijos asmuo buvo paimtas į Dievo artumą. Apaštalų tikėjimo išpažinimo pabaigoje mes įsakome, kad tikime kūno iš numirusių prisikėlimą. Marija, kuri su kūnu ir siela buvo paimta į dangų ir kaip tik prikelta, yra vilties ženklas mums ir visai žmonijai. Norėdami deramai atsakyti skeptikams, galime pasakyti dar vieną dalyką. Kai kalbame apie švenčiausios mergelės Marijos kūno ėmimą į dangų, turime galvoti ne kelionę erdvėje, Mariją gabenant į fizinį dangų. Dangus tai yra talpus biblinis simbolis, kurio nuo seno įvardyjama transcendencija. Tokia būsena,
kuri neapibūdina mums žinomais erdvės ir laiko matmenimis. Marijos ėmimas į dangų reiškia, jog švenčiausia mergelė Marija, jos būties pilnatvėje buvo perkelta iš mūsų matavimų į aukštesnę, kurią vadinama simboliniu daugiaprasmiu žodžiu dangus. Šventasis Jonas Paulius II, kalbėdamas apie mergelės Marijos mirtį, sakė, kadangi Kristus mirė, buvo sunku manyti, jog jo motina nepatyrė to paties. Pakviesta į Kristaus atperkamąją veiklą ir sujungta su jo išganančiaja auka, Marija galėjo dalintis jo kentėjimais ir mirtimi dėl žmonijos išganimo. Mirties patyrimas asmeniškai praturtino švenčiausią mergelę Mariją. Patirdama bendrą žmonijos likimą, ji geriau gali pritaikyti savo dvasinę motinystę tiems, kurie pasiekė paskutinę savo gyvenimo akimirką. Marija užsnūdo arba užmigo. Pasak šio požiūrio, pabaigusi savo gyvenimą, Marija nenumirė įprasta mirtimi, bet užmigo viešpatyje. Vėlgi, nors mums tai gali atrodyti keista, to paliudijama, kad ši svarbi dvasinė tiesa. Mirtį galime vertinti vien tik biologiniu ar psichologiniu požiūriu, kaip kūno veiklos pabaiga. Nustoja plakusi širdis, paliauja kvėpavimas, nereaguoja smegenis ir taip toliau. Taip pat mirtį galima suvokti platesnę psichologinę ir dvasinę prasme, kaip įvairiausių jausmų, reakcijų ir baimių pasireiškimą, kas yra neatsiejama nuo biologinės baigties. Artinantis mirčiai, turbūt dauguma iš mūsų gūšėmės apimti siaubo, nes mus gąsdina jos slėpiningumas. Labiausiai gąsdina nežinomybė arba baiminamės mūsų laukiančio teismo. Abiem atvejais mūsų baimės priežastis yra nuodėmė. Dievo meilė pasitikinčio tikėjimo stoka. Kaip į besiartinčią mirtį turėtų žvelgti teisusis? Ar būtų kupinas dvasinės ramybės, tokios, su kuria dauguma mūsų kasnakt panyrame į miegų užmarštį, būdami tikrai, kad mes atsibūsime iš ryto. Nelaikiau esant visiškai neprotingą teiginį, kad Marija nemirė tikrąją to žodžio prasme, bet paprasčiausiai užmigo, su pasitikėjimu pripildyta viltimi būti perkelta į dangaus dimensijos lygmenį. Kol nėra aiškaus bažnyčios mokymo pasisakymo dėl Marijos mirties, mes esame laisvi tikėti, kad mergelė Marija jos galbūt ir nepatyrė. Juk nors pasakojimai apie Marijos mirtį yra mums įprasti, tačiau mums nereikia pamiršti, kad bažnyčia skelbdama tiesą apie pomirtinį Dievo motinos išaukštinimą, tais pasakojimais nesiremia. Galiausiai visat buvo sutariama, kad Dievo motinos mirtis buvo kitokia. Tai ne kūniška agonija, bet švelnus užmigimas. Šventasis Pranciškus Salesas turbūt tobaliausiai apibūdina žemiškosios mergelės Marijos kelionės pabaigą. Tai buvo mirtis iš meilės jo sūnui. Meilė viešpačiui ir jo artumo ilgesys buvo tai, kas Mariją numarino žemiškajam gyvenimui. Jos dvasios būseną atspindi šie psalmės žodžiai. Visą gyvastimi trokštų Dievo, gyvojo Dievo, kada nueisiu pamatyti Dievo veidą. Švęsdami mergelės Marijos ypatingą išaukštinimą, mes kartu taip pat švenčiame amžino gyvenimo viltį, nes žinome, kad ne mirtis, ne kapo duobė tarė paskutinį žodį, bet gyvenimas, kurį pagimdė Marija iš Nazareto